O Jonai, vis tik tai ką daryti tiems žmonėms, kuriems jau yra paskirtas rūgštį mažinantis kažkoks tai preparatas? O, čia žmogaus pasirinkimas, jis gali eiti dviem keliais, taip kaip mes į kryžkelę atėję. Matom ir į kairę, ir į dešinę. Tai jeigu į vieną pusę pasuksim, mes mažinsim rūgštį ir išspręsim problemą tik laikinai, bet ilgajam periodui mes naudos neturėsim. O galim sukti į dešinę, sukti geruoju, sveikuoju keliu ir mes ilgalaikį perspektyvoje susitvarkysim šitą problemą, kad neturėsim, kaip aš pats, nuo 82 metų turėjau žaizdą dvylikapirštį ir refliuksą ir visą kitą. Labai blogai jausdavausi, o dabar visiškai pamiršau, kas tas yra ir kaip ten buvo, kaip blogam sapne. Tai va, čia tas yra sveikas kelias, kada mes kaip tik skatinam sfinkterių užsidarimą, kad jie gerai užsidarytų, kad natūraliai skrandžio sienelės išskirtų stiprią skrandžio rūgštį, mūsų metabolizmas pagerėtų, mes daugiau galėtume baltymo suvalgyti ir jį išskaidyti, turėti daug geresnę sveikatą.